Dabar pristatysiu savo kolegą, daktaras Vilius Ogenskas. Labai džiaugiuosi, neseniai pradėjo praktiką Lotus Medica, tai yra privati praktika, taip kad yra pasiekiamas visiems, kam atrodo, kad reikia ir atrodo, kad nereikia, vis tiek ateikit, jeigu nereikia, pasakys, kad nereikia. Tai šauniai integravosi į kolektyvą Vilius ir atnešė tos naujus požiūrius, kur tiesiog malonumas yra. Ir aš esu gydytoja Ieva, psichiatrijoje ne naujokas ir iš tikrųjų labai nešu tą psichiatrinę vėliavą su ta mintim, kad turim apie tai kalbėti, turim suformuoti tą platų požiūrį, nedaryti tų stovyklų. Psichiatrai, psichologai ten kažkas gero daro kartu turim viską daryti. Tai va, ir mūsų šiandienos tema prisijaukinkime žodelį psi, kodėl mes apie tai šnekam. Ir pirmoji skaidrė, jinai be daug kažkokios statistikos, bet vienas statistinis rodiklis. 2021 metais Lietuvoje nusižudė 569 žmonės, iš jų 441 vyras. Sena tiesa, kad žymiai dažniau žudosi moteris ir žymiai dažniau nusižudo vyrai. Ir standartinis suicidinis vyras Lietuvoje yra tarpe 35–45 metų, pats produktyvumas, pats grožis, jaunystė, ne? Kaime gyvenantis, alkoholiu piknaudžiaujantis, bet, kaip rodo netolimų dienų įvykiai, tikrai ne tik toks. Tai yra ir scenos žmonės, ir daug pasiekę žmonės, ir matomi žmonės, ir nematomi visokie ima ir nusižudo, kai niekas to nesitikėjo. Todėl mes šiandienos temą paėmėm kaip rakursą, tą emocinę sveikatą per depresijos diagnozę. Gerai? Kada jinai yra, kada jos nėra, kokia jinai yra, nes suicidiškumas jisai labai kaip ir siejamas su depresyvumu, bet pamatysit ne visada. Ir kodėl mes apie tai kalbam? Todėl, kad specializuotos vyriškos pagalbos psichologinės ir psichiatrijos Lietuvoje, jeigu tu nesi alkoholikas, beveik nėra. Dar alkoholikam yra Minnesota, reabilitacijos, alanonai, anoniminiai, bet jeigu tu nesi, tai tokios specializuotos ir nelabai yra. Ne? Yra pagalbos linija, pažiūrėkit, darbo grafiką. Nuo 18 iki 21 vyrų linija, kelias valandas, taip. Vyrų krizių centras, labai šauniai dirbantis vyrai, bet tai irgi yra labai maža. Ne? Ir ne vien tik apie depresijas jie kalba, ten išsiplečia labai didelis spektras. Ir vyrų gentis. Nauja, moderni, kvalifikuota, vyrų įteikiama psichologinė pagalba. Tai ačiū įkūrėjams ir ačiū dar kartą už pakvietimą. Tokioj auditorijoje dar aš nebuvau. Tai debiutas ir važiuojam toliau, Viliau, tau. Gerai. Tai vienas iš dalykų, kodėl mums reikėtų kalbėti apie depresiją, nes labai dažnai būna toks klausimas, kaip net ne klausimas, o pokalbis. Sako, blema, man atrodo, man depresija. Ir sako, Sani, taigi tu netoks ir liūdnas. Tai depresijos lyginimas su liūdėsiu dažnai neleidžia kelio į tikrą diagnostiką ir apskritai į ateimą pas kažkokį tai specialistą ir netgi apskritai užskaitimą, kad kažkas tau yra negerai, net pačiam artimiausiam rate. Tai dėl to, kad depresija būna dažnai arba maskuota, arba dar turim tuos paskutinius kažkokius taisyvus viduje ją maskuoti. Nenorim pasirodyti našta kitiem, nenorim atrodyti liūdni. Ir netgi tas pasakymas, kad man atrodo, man blogai ir tas negatyvus atsakymas, ne, taigi normaliai, taigi tvarkaisi. Kai tu tvarkaisi jau su paskutiniais savo resursais, kuriuos turi ir mintys atsiranda ta mintis, kad lemba, gal šita diena mano paskutinė, nes aš nežinau, kiek aš ištemsiu ir ką toliau daryti. Tai būtent vyrų tarpe labai dažnai būna maskuojama alkoholiu, kaip mes kalbėjom. Yra Lietuvoje šiaip santykinai nebloga pagalba gauti priklausomiems žmonėms nuo alkoholio, tačiau labai dažnai šita pagalba to ir baigėsi. Tu alkoholikas, su šitu ir dirbam. Bet šiaip itin retai alkoholizacija arba priklausomybė alkoholiui, kitom medžiagom, įvairiom psichoaktyviam, būna pati iš savęs.
ganėtinai retas atvejis. Labai dažnai pradėjus gydyti priklausomybę pastebim tikrai prislėgtą nuotaiką, tikrai didžiulį nerimą, resursų nebuvimą tvarkytis su kasdienė veikla ir tik tai tada jau pastebim, kad okei, čia gal kažkas, bet tikrai ne visada. O tokiais atvejais, kaip priklausomi žmonės nuo lošimų, kaip pavyzdys, arba kurie mėgsta didelį greitį ir agresyvų vairavimą, mes sakom, durnius, psichas, negali susivaldyti ir panašiai. Tai šitie momentai ne visada aišku, aš nesu, kad kiekvienas, kuris viršia greitį, turi depresiją paslėptą, nes, taip būtų visa Lietuva, ne tokia iš esmės. Bent jau Kaunas, Vilnius, tai tikrai. Tai irgi negalim sakyti, kad taip yra, bet dažnai po tuo pradeda, bet šitie simptomai, greičio viršimas, jie naujai atsiranda pa žmonės, kurie tiesiog viduje nebesusitvarko su savimi. Tai va, ir tas mūsų dabar žodis ganėtinai plačiai naudojamas erdvėj, socialiniai erdvėj, toksiškas vyriškumas, tas toks stiprybės rodymas, pyktis, agresija, žeminimas kitos lyties, žeminimas kito vyro, labai dažnai po savim slepia silpną vaiką, kuris yra sužalotas, kuris nebežino, kaip kitaip elgtis. Ir tiesiog kartais užtenka pamatyti piktą žmogų, ten rėkiantį gatvėje ant kažko kito. Tai va taip sumažiniai per 30 metų, pamatyti tokį mažą berniuką, iš kurio atėmė kas nors žaisliukus, mašinytę, kaladėlės ar dar kažką. Ir ta paralelė kartais tiesiog padeda suvokti, kaip tam žmogui iš tikrųjų yra šiuo metu blogai, ką mes jam duodam atgal, tą patį rėkimą, tą patį smurtą, tą pačią izoliaciją. Tokiu būdu nepastebėm būtent maskuotos depresijos arba to mažo sužeisto vaiko. Tai Jo, aš žinau, kad nemėgstat ir aš irgi jos labai nemėgstu ir net mačiau, kad buvo daug diskusijų apie toksišką vyriškumą, bet aš tiesiog paėmiau tą terminą tam, kad žinotumėm, apie ką kalbam, nes socialiniuose tinkluose labai tą vartoja toksišką vyriškumą, kaip pasakyti, vyrų nemėgstantys žmonės ir nėra jokio pakaitalo. Wow. Jo, tai tarkim, teisinga pastaba galbūt, bet nėra jį kaip pakeisti, nes vyriškumas nėra toksiškas, tai iš esmės pats žodis yra toks savotiškai oksimoronas. Tai nežinau, galėsim gal padiskutuoti netgi, kaip būtų galima ką vartoti, bet šiuo atveju aš vartojau, nes tiesiog yra tokia sąvoka populiari, kaip ir psichas, debilas, alkoholikas, alkašas, tiksliau dar sako, ir panašiai. Tai vat tie tokie, tos etiketės, pavadinkim, po kuriomis galima daug ką kitas rasti. Tai principė dabar toks klasikinis priėjimas prie depresijos, tai automatiškai nėra liūdesys. Apskritai priežastis depresija yra tiek vidinės, tiek išorinės, tai yra vidinių resursų pabaiga, kurias dažnai lemia išoriniai veiksniai. Padidėjęs darbo krūvis, darbo netekimas, atsiradęs, tarkim, šeimas, vaikas šeimoje, tiesiog išdavystės, pinigų trūkumas, pinigų perteklius kartais. Ir tai nėra, kad aš susirgau, nes aš silpnas. Ne, labai dažnai tam gali padaryti įtaką tiesiog aplinkybės. Kur aš truputį dėčiau akcentą, kad depresija tai yra susirgimas, tai yra liga. Va čia aš dėčiau akcentą, įeinant į depresiją. Nes vis dar depresija yra pavadinama tinginystė, bevalystė, ten apsileidimų, kažkokiu tai ten nevyriškų buvimų. Tai va šitoj skaidriai, kad yra sutrikimas. Tai lygiai taip pat kaip lūžęs šlaunikaulis. Aš labai mėgstu šitą pavyzdį, kai pas mane ateina žmonės sunkiose depresijose pirmam vizitui ir sako, ne, aš vis tiek eisiu į darbą. Sakau, jeigu jums traumatologas sakytų, jums lūžo šlaunikaulis, jūs su juo ginčytumėtės? Aš sakau, jums lūžo šlaunikaulis, o jūs sakot, aš einu darbiškai ant batuto pašokinėsiu. Vat depresija, mes psichiatrai vieninteliai tokie esam nuskriausti gydytojai, mes neturim gydomo organo. Ir mes niekaip negalim jum parodyti, kokiu būdu, kaip jisai atrodo, kai serga. Tai susitarkim, kad depresija yra lygiai tokia pati liga, kaip ir visos kitos kūno ligos. Taip. Tai čia, ačiū, Ieva, tau labai geras momentas, nes
kodėl ir kūno tai yra liga, nes depresijai būdinga ne tik prislėgta, ne? Dar vienas akcentas, ne liūdna nuotaika, o prislėgta nuotaika. Tai ne tik tas, bet lygiai taip pat gali pasireikšti ir kiti fiziniai simptomai, tokie kaip pilvo maudimas, rankų tirpimas, svorio augimas, širdies dažnio sulėtėjimas, spaudimo kritimas, nevirškinimas ir daug kitų simptomų, kuriuos galbūt kartais matom, tai jie gali ateiti ir su depresija. Kaip čia ir parašyta yra skaidrėje, kad nuotaika yra tik tai vienas iš tų momentų. Jis netgi nėra būtinas iš esmės, nes gali kriterijus gydytojas sudėlioti kitaip. Yra tie vadinami tarptautinės ligų klasifikacijos kriterijai, kurie galioja visame pasaulyje. Ir pagal juos mes sprendžiam, ar šitie simptomai susideda į vieną bendrą sutrikimą, ar visgi nesusideda, jie yra pavieniai, galbūt susiję su kažkuo visai kitu. Tai tokia savidiagnostika dažnai būna klaidinga. Dėl to labai svarbu pasitarti su specialistu. Galbūt jisai tą patvirtins, galbūt jis tą paneigs. Tačiau savidiagnostika yra dažnai pavojinga. Jau nekalbant apie savigydą, ne, kažkokią tai. Tai matote, ne, pasikeitus tos visus simptomus. Tai, sakau, nuotaika, čia turbūt akcentas, neliūdna, prislėgta. Ir turėtų būti du pagrindiniai, 2 papildomi kriterijai, bet vėlgi, tą turėtų nustatyti specialistas, nes tai yra svarbus ir laiko terminas. Ne? Ar aš jaučiuosi nuo vakar blogai, prislėgtas, man bloga, man kyla nerimas, aš nenoriu valgyti, nenoriu keltis iš lovos. Ar man depresija, ar man pachmielas, ne? Ant klaustuko. Tai dėl to savidiagnostika gali būti ir klaidinga, nes reikalingi ne tik simptomai, bet ir jų trukmė. Taip. Kur aš dar uždėčiau, truputį vėliau nepabėgs, savižudiškos mintis. Dažnai ateina žmonės ir sako, daktarė, aš tai gyventi noriu, man nėra depresijos. Pasižiūrėkit, savižudiškos mintis ir netgi polinkis save žaloti ir save žalojimas yra tik papildomas kriterijus. Ne? Tai gali būti, gali nebūti depresijos. Ir kartais nusižudo žmonės nesirgdami depresiją, kartais nusižudo žmonės labai sunkiai sirgę ir nediagnozuoti. Tai, kolega, savižudybės fenomenas yra didžiulis fenomenas ir čia atskira turėtų būti paskaita, bet ką norėčiau atkreipdėmėsi, kad jeigu jūs norite gyventi, nereiškia, kad nėra depresijos. Ne, jūs norite, bet gali būti labai sunku gyventi. Ir kalbant apie laiko matą, pasižiūrėkit, 2 savaitės turi būti užsitęsusi šita simptomatika, tik 2 savaitės. Ir mes jau diagnozuojam depresiją. Kai kuri literatūra rašo 30 dienų, bet tai yra vis tiek labai mažai. Dažniausiai žmonės ateina kelis metus blogai besijaučiantis. Kai aš klausiu, tai kada, kiek laiko? Sako, koks mėnuo, sakau, o kada jūs buvote laimingas? Sako, tai čia gal 10 metų ir tai ten studijų laikais, ten tratata. Taip, kad tas laiko kriterijus diagnozuoti depresiją yra labai trumpas. 2 savaitės blogos savijautos su 4 simptomais ir tai jau yra diagnozė. Ne? Tai nebūtinai tą diagnozę kaip etiketę klijuoti, bet kad turėtumėm suvokimą, kad tai yra ligos apraiška, o ne kažkokie tai tokie paprastesni pavadinimai. Taip. Ir apie būtent diagnozę ir etiketę. Tai depresijos sudėtingumas irgi yra skirtingas nuo lengvos, iki sunkios. Lengva, sakom, kad bet kokiu psichiatriniu sutrikimu yra prasirgęs gyvenime bent apie 95% visų pasaulio žmonių. Tai čia lygiai kaip ir peršalimas, ir plaučių uždegimas. Mes pasloguojam, mes turim viršutinių kvėpavimo takų infekciją, jeigu tai užsitęsia, mes turim plaučių uždegimą ir netgi mirti kartais. Tai lygiai tas pats ir su depresija. Turim 2 savaitės, 2 simptomus, jie neįtin pasireiškia. Ir mes sakom, tai yra lengva depresija, tau galbūt užteks pakeisti mitybą, geriau užsimiegoti ir per savaitę laiko tu atsigausi. Aha. Bet tai nereiškia, kad nėra susirgimo, taip? Jo, bet susirgimą mes turim lygiai kaip ir paprastą peršalimą. Lygiai taip pat sunki depresija, tęsiasi daug metų, simptomai praktiškai visi ilgai trunkantis ir mes to lygiai turim plaučių uždegimą, kuris gali baigtis mirtim. Lygiai taip pat sunki depresija, kuri gali baigtis mirtim. Tai čia tas toksai irgi, kad gali būti lengva forma, gali būti sunki forma, bet tai nereiškia, kad nėra nieko. Aha. Psichomotorinis lėtumas tai yra tas vienas iš fizinių simptomų, tai yra tiesiog akivaizdžiai matom, kad žmogus yra lėtas. Lėtai mąsto,
lėtai ateina mintis, lėtai kalba, sunkiai keliasi iš lovos, vaikšto, vat, kaip sako, žemė pardavęs yra toks lietuviškas labai geras išsireiškimas, tai vat, kaip žemė pardavęs, tai yra psichomotorinis lėtumas. Ir interesų nuskurdimas, tai reiškia, interesai buvo, jų neliko. Ane? Ne tai, kad visada žmogui ten niekas buvo neįdomu, ane? Tai yra netektis. Ane? Tai va ta vadinama depresinė triada, prislėgta nuotaika, psichinis ir motorinis lėtumas, kai lėtai eina mintis, lėtai eina emocijos ir lėtas tampa kūnas ir prarasti interesai. Tai va čia jau yra triada. Ir aš mačiau ten ranką, kiek. Yeah. Tai dauguma ligų pas žmogų atsiranda tada, kai organizmas signalizuoja stop. Peršalimai tas nesidirba, persidirba dar kažką, tai organizmas stabdo. Tai depresija nėra tai, kad emocijos, psichika, jinai pavargsta ir sako, okay, hold your horses, dabar ilsimės, dabar deep rest, nes kitaip sudėks. Tai va čia apie tai, kaip aš sakau, šlaunikaulis lūžo. Aš ir sakau, dabar stop ir 2 savaitės biletenis. Ir turit miegot. Gerai neišmiegojus, depresijos nepagydysi. Jau apie sunkius atvejus kalba, ne? Tai va, tai stop jau čia va šitai va dega, kaip prie traukinių pervažos. Taip, ir mes kaip ir susitarėm. Turim diagnostinius kriterijus, turim diagnozę. Imamės, ne? Kodėl taip yra klastinga? Depresija, jeigu vien žiūrėsim pagal diagnostinius kriterijus, sunkumą, pasikartojimą, viskas čia būtų visai paprasta. Jeigu. Bet pirmas vizitas yra labiausiai pavėluotas vizitas. Ateina vyrai, moteris po 5, po 10 metų, tik tai į pirmą vizitą ir tai dar kalba labai nedrąsiai. Kodėl? Todėl, kad labai sunku pajausti, kai nejaučiu. Depresija, ką jinai padaro, jinai kartais pojūčius uždirgina, hiperestezija, viskas erzina, kvapas, skonis, garsas, o kartais jinai nubukina. Man visiškai vienodai, ką valgyti, ar sultingiausią pasaulyje apelsiną, ar duonos kriaukšlę. Man visiškai vienodai, kaip plaukia pasaulis, ne? Ir aš nejaučiu, kad nejaučiu. Ir kaip tada kreiptis, ne, net nėra to tokio. Nesugebėjimas teisingai interpretuoti išgyvenamų jausmų. Čia jau artėjam prie emocinio intelekto temos. Emocinis intelektas tai iš vis turbūt nauja savoka yra ir mūsų tėvai jo net kaip savokos nežinojo, kaip mokėjo, taip augino, ne? Ir mūsų visų emocinis intelektas yra vis dar labai žemas. Kai kurie žmonės net nežino, kaip kai kurie jausmai vadinasi, ką jau šnekėti apie tai, kas tai yra tam tikro jausmo norma ir patologija. Ne? Tai būti liūdnam Lietuvoje yra norma. Ne, ko čia žvengi, ko čia įsišiepęs vaikštai ir čia taip toliau, kas tau čia negerai. Ne, tai apie tai, kad žmogus ten, žinai, 3 metai su jau liūdesio raukšlėm veidė, tai čia, normalus lietuvis. Ne, tai va. Taip, sudėtingas pasikeitusios kasdienybės ir savo elgesio vertinimas. Man pačiam sunku suprasti, kas man atsitiko, ne? Ypač tos lėtai ateinančios depresijos, ne? Kai ne per vieną dieną tas atsitiko, o per kokius 3 metus po truputėlį vis daugiau alkoholio, kažkokių tai nuostolių ir man save palyginti jau darosi sunku, ne? Tai va čia ir yra visų specialistų mūsų funkcija būti veidrodžiu. Aš sakau, ne, vyruti, čia taip nenormalu miegoti 4 valandas, ir kas, kad tu taip tyčia pailsi, tu nepailsi, čia nenormalu dirbti 12 valandų, stop, jeigu tu nejauti nuovargio, tai čia yra nenorma, kad tu jo nejauti. Didžioji dalis yra, fokusas yra ant nejauti, ne? Nes jūs vyrai ypatingai esat gerai išmokyti nejausti. Jum nebuvo neseksizmas, visiškai ne. Moterim galima verkti, vyram negalima. Čia taip auklėjo. Aš čia šneku apie gudžius 70-uosius, 80-uosius, ne? Būk vyras, būk stiprus, nežliumk, nerėk. Pykti, dar irgi nepyk. Tai ką daryt? Depress. Viską suspausk.
ane? Ir po to babam kaip spiruoklė iššoka. Aišku, kad vyrai ir moteris turi tuos pačius jausmus. Ir vyrai ir moteris lygiai taip pat juos turėtų išreikšti. Bet čia yra tiesiog kultūriniai per kelias kartas einantis dalykas ir mes esam patriarchatinė visuomenė vis dar ir vyrams emocinis spektras yra dar sunkiai pasiekiamas. Sutikit, kolega? Taip? Čia ne visiškai nededu akcento, ne, bet tai todėl vyrai kreipiasi dar vangiau. Aš kai dirbau poliklinikoje, tai pas mane vyrukų turbūt būdavo gal kokį 15%, dažniausiai nuo 70 iki 90 ir tai moteris ateina migdomųjų paimti. O privačiam sektoriui man buvo net malonu nustebt, kai, oho, kiek čia vyrų ateina ir žiūrėk, ne vien tik tai migdomųjų, o gydymo ateina. Tai vyrams yra sunku kreiptis, yra labai daug tų stigmų ir jie ateina sunkiai. Ir ką, stigmos, visokiausi blogi žodžiai ant psichiatrijos, ant mūsų vaistų, ant mūsų diagnozių, ant mūsų etikečių, tai yra labai stipru ir tai apsunkina kreipimąsi. Kame dar yra labai klasta depresijų temoje? Depresijos yra atipinės ir jų yra labai daug. Jau tipinę formą kartais yra sunku diagnozuoti. Ironiškoji depresija. Tai kai žmogus nėra liūdnas, jis tampa ironiškas, sarkastiškas, juodojo humoro atstovas ir taip toliau. Ir po ironija visai slepiasi ne juokas, o liūdesys. Klasikinis pavyzdys mano įžvalgoje yra mūsų amžinatilsį aktorius Šapranauskas. Griniausiai, mes jau visi matėm jo nusileidusius akių kampučius į pabaigą, garantuoju, kad buvo stengtasi jam padėti, bet taip kaip ir nepavyko. Anankastinė, tai yra įkyrumų depresija, kai vėlgi vyrauja neprislėgta nuotaika, o įkyrios mintis, įkyrus veiksmai, įkyrus galvojimas apie tai, kad nieko geriau nebus, čia jau viskas, čia jau pabaiga, bet būtent ta tokia labai intensyvi mąstymo negatyvi funkcija. Alginė, skausmingoji, labai būdinga vyrukam. Moterim irgi, bet vyrukam. Kodėl? Todėl, kad psichikai vietos nėra duota ir psichika išeina per kūno simptomatiką. Skausmai iki greitųjų, iki priėmimų, išsamiausi ištyrimai būna atliekami, fizinės patologijos nėra. Visceralinė, lygiai tokia pati kūniškoji depresija, kai serga visi vidaus organai. Gastritai, opaligės, tachikardijos, tiroiditai. Metais pas gastroenterologus tik apsigydo opaligę ir vėl opaligę. Aš nesakau, kad psichiatrai padaro stebuklus, bet kartais ima ir padaro. Pasiskiriam antidepresantus, žiūrėk, mano opaligė nebesikartoja. Tai va, arba ten kokie nugaros skausmai žymiai ten mažesni, ne? Nes įtampa laikoma raumenyse ir sąnariuose. Anestezinė depresija, apie tą, kur sakiau, kad nejaučiu. Ir jinai yra labai sunki depresija. Tai yra skausmingoji nejautra, kai aš labai pergyvenu, kad nejaučiu. Nejaučiu meilės vaikam, nejaučiu meilės žmonai. Nepergyvenu, kad ten kažkas susirgo arba numirė. Nėra jausmo, bet tai yra skausmingas nebuvimas. Ne? Tai yra labai sunkios depresijos formos šitos anestezinės, pasigydo sunkiai ir rodo tą tokį daugiametį buvimą ligos. Ir reaktyvinė. Tai nėra tokia jau labai atipinė, tai yra labai didelis ryšys su tuo, kas atsitiko. Kažkas sprogo, žuvo ir jeigu per mėnesį laiko sveika psichika per mėnesį turėtų adaptuotis taip, kad nesusirgau, tai jeigu nepavyko, tai tada jau diagnozuojam reaktyvinę depresiją. Vėliau dabar turbūt tavo dalis. Jo. Tai kadangi vis tiek šiandien yra vyro emocijų toksai seminaras, tai viena iš tų galbūt oficialiai neprašytų, tačiau dauguma specialistų ją žino, tai yra būtent šita vyro arba vyriškoji depresija. Jinai yra ypatinga tuo, kad jinai pasireiškia vyrams. Tai vat toks jos yra ypatingumas. Tai pabrėžimas turbūt būtų toks, kad vyrui sirgti depresiją tai nėra kažkoks silpnumo ženklas. Ne? Lygiai taip pat, kaip uždėjom akcentą prieš tai, kad bet kam gali lūžti kaulas, lūžti stuburas, stoti širdis. Tai lygiai taip pat bet kuris vyras, bet kuris šiaip žmogus pasaulyje gali susirgti depresiją, nerimo sutrikimu ar bet kokia kita psichikos liga. Tai va, tai čia būtų toks labai svarbus akcentas,
kurį irgi labai norėčiau, kad išsineštumėt, kad tai yra sutrikimas tikras. O kodėl yra žymiai sunkiau diagnozuoti negu moteriams, nes moteriams dažniau pasireiškia visgi ta klasikinė forma. Tai būtų, kad vietoj, tarkim, liūdėsio, tiksliau ne liūdėsio, bet pats darau tą klaidą dėl to, kad kažkaip per metus eina tas liūdesys. Tai vietoj prislėgtos yra dažnos pykčio reakcijos. Reiškia, viskas labai greitai sunervina, aš esu visą laiką piktas ant visko, ant savęs, ant žmonos, ant vaiko, ant valdžios, ant valdžios, ant prezidento, jisai nusišnekėjo, tas Seimo narys toks, tas anoks, pensijos mažas, pašalpos mažas, atlyginimas mažas, visą laiką aš esu pyktyje, niekada nesu patenkintas. Ir tai yra vietoj tos prislėgtos, kad labai sunku. Aš tiesiog išformuoju viską į aplinką. Nes depresija yra viena iš tokių, savitai, kaip čia pasakius, savižalos formų. Aš pykstu ant savęs, aš manau, kad esu nevertas geresnio ir būti geresniu ir kad man būtų gerai. Tai šita vyriška depresija yra, aš negaliu pripažinti, kad aš esu ne visavertis, dėl to aš viską formuoju į aplinką. Visi yra blogi, o aš esu auka. Tai tas pyktis ant pasaulio dažnai yra iš tikrųjų nukreiptas į save ir yra viena iš savotiškai tų savižalos formų. Ir vienas iš dalykų, iš tokių labai dažnų pasakymų, ką pasako vyrai, kurie ateina pas mane, nes kaip Ieva minėjo, kad turi mažiau vyrų, tai mano 95% pacientų yra vyrai. Labai stebiuosi, kai kartais moteris kažkokia ateina ir klausia, o kodėl pas mane jūs atėjot? Kažkaip, tai dauguma vyrų pasako tą patį, aš niekaip negaliu apsispręsti, kokį plintusą man prikalti. Aš 2 savaitės žiūriu tą ir neapsisprendžiu. Negaliu sugalvoti, kaip perdažyti garažą. 2 savaitę galvoju, ar geltoną, ar oranžinę. Ir tas negebėjimas apsispręsti rodo smegenyse trūkumą būtent dopamino, kuris yra atsakingas už motyvaciją ir atlygį. Reiškia, kad ir kokį sprendimą priimčiau, iš esmės manęs tai visiškai nedomina ir dėl to aš tiesiog net nesisprendžiu, nes realiai koks skirtumas, ne? Tai negebėjimas priimti sprendimą, nes šiaip ganėtinai vyriškas bruožas. Čia ir dabar apsisprendžiu, padarau ir viskas, ieškau išėjimo. Tai negebėjimas jo priimti galbūt rodo apie stiprią emocinę kažkokią patologiją. Ir kaip ir minėjom, jau prieš tai turbūt čia gal kiek kartojasi, tas yra impulsyvus elgesys, agresyvus vairavimas, atsiranda noras lošti. Ir impulsas lošti, einu į kazino ir lošiu. Ko seniau gyvenime nesu net daręs ir galvojęs, bet kažkaip paskutiniu metu, jeigu eičiau palošti, arba jeigu eičiau į striptizo klubą, niekada nesu buvęs, bet kažkas naujo. Galbūt prie striptizo klubo gal ir koksą nusipirksiu, gal ir pagersiu, gal ir kokią merginą susirasiu. Tai yra papildomų stimulacijų ieškojimas. Lygiai toks pat ieškojimas Facebook'o scrollinimas, toksai tuščias ar Instagram ar dar kažko. Piktų postų rašymas nuolatinis, tam, kad gauti kažkokį tai dėmesį ir atsaką atgal, kad kažkas mane pastimuliuotų. Pornografijos žiūrėjimas, padažnėjusi masturbacija. Visa tai gali lemti apie tai, kad kažkas su manim yra negerai. Aš ieškau pagalbos, aš taip bukai jaučiuosi, kad bet kas mane galėtų sukelti bent kažkokį jausmą, Įsiveliu į muštynės gal kartais, nes, pyktis, vietoj to, jisai yra duchas. Aš jam kalsiu, jisai man kals, aš kažką pajausiu, fainai. Turiu omeny kažkas, aš kažkiek tai gyvas, bet viskas tai ateina iš to jausmo, kad aš nebegaliu taip gyventi, man būtina kažką keisti. Tai tas ir emocinio intelekto kartais nebuvimas savotiškas, arba negebėjimas suprasti, kas su manim vyksta, veda prie būtent šitų tokių eksplozyvių, sprogstamųjų reakcijų. Ja. Tai jeigu akcentai, tai vyrai nebūna liūdni, vyrai būna pikti. Vyrai nesiskundžia, kad neturiu nuotaikos, jie sako, negaliu dirbti. Tai čia yra klasika, kaip atrodo vyro vizitas pas psichiatrą ir aš sakau, labą dieną, kodėlgi jūs atvykot, sako, nežinau, žmona užrašė. O ką žmona sako, kad labai piktas esu. Ir tada jau pradedama, Tai net vidinės įžvalgos nėra, kad man kažkas negerai, Ir artimieji užrašo. Net tai būna. Ir už tai tik padėkot galima kartais. Jo. Bet čia... Aš po antram vizitę sakau, ką žmona sako? Tai sako, jo, gerai. Tai pogimdyvinė postnatalinė vyrų depresija. Taip.
santykių nutraukimas, ar ten draugysčių kažkoks užmiršimas ir panašiai, ir jie kažkaip yra susijęs. Taip. Taip, tai yra izoliacija. Interesų siaurėjimas, interesų nykimas, tai ir pasireiškia per izoliaciją. Man nebeįdomu santykiai, man nebeįdomu draugai, man nebeįdomu buvusios veiklos. Ne? Tai va čia taip ir vyksta. Toks atsiskyrimas, padidina tą depresiją. Bet dažniausiai žmonės tuo metu, kai jie serga, jie ir nenori, kad jų klibintų. Sako, mane kviečia, aš negaliu išeiti, man dar didesnis kalties jausmas, kad mane kviečia. Arba labai daug resurso kainuoja išeiti į tą viešumą. Ne? Tai va taip kaip kartais sako, nu einam ten pasivaikščiosim, tai eksportu, jis neturi jėgų. Ne? Tai kartais reikia tiesiog palikti ramybėje, bet aišku, nu ne vieną patį jau su pagalba. Ir čia yra, aš gal dar pridėsiu, kad čia yra toks savotiškas saviplakos būdas, nes prie depresijos vienas iš tų faktorių, kur aš esu nevertas, aš esu nereikalingas, manęs niekam nereikia. Ir tokiu būdu mes atstumdamas žmogus bet kokią pagalbą pasitvirtina pats savo faktą, kad aš taip esu nereikalingas, aš niekam nerūpiu. Ir tai dėl to ir yra būtent sutrikimas, kad mintis nėra logiškos, jos nėra kažkaip paremtos pasaulio stebėjimu. Tai žmogus sergantis depresiją nebemato pasaulio tokio, koks jis yra. Jis jį mato tik tai per tai, kad aš esu nevertas jame būti, principe. Vis tiek viskas veda į susinaikinimą. Ne? Tiek vairavimas pavojingas, tiek lošimai ar ten gėrimas yra susinaikinimo tam tikros savižalos formos. Lygiai ta pati saviizoliacija yra susinaikinimo mechanizmas. Aš savo įrodau, kad aš esu niekam nereikalingas. Jeigu aš piktas, aš visus atstumiu. Jeigu aš liūdnas, aš susidarau, guliu lovai, niekur neinu. Tai vat ir yra savižala tam tikra prasme. Ir aš dar norėčiau paklausti su tokiu žmoniu, nes aš dabar klausiu, pavyzdžiui, daug šitų nuo savo tėčio matau tokių simptomų ir pastebiu irgi tie atsitraukimas nuo kitų žmonių ir nuo manęs tas turbūt yra. Ir kiek yra gerai ir yra blogai tada taip aktyviai ieškoti to kontakto su žmogum, pažinti į tą socialinį kontaktą, ar tai gali padėti, ar tai dar blogesnis yra dalykas. Tai jūs truputį jau pereinat prie gydymo skaidrių, tai mes apie tai kalbėsim, bet iš tikrųjų labai individualu. Raginti atvykti pagalbai reikėtų, ar jisai priims visą tai, yra klausimas. Gal. Jeigu aš matau, kad jisai atsitraukia nuo socialinio santykio, ar man pažinti į tą socialinį santykį, pavyzdžiui, su manim, ar ten su kitais draugais, ar tiesiog leisti jam palikti. Šiaip būtų protingiausia paklausti, kaip tu norėtum. Ar nenoriu. Dažniausiai per jėgą geras nebūsi. Ne? Tai tada būtų sekantis žingsnis, o ką galėtumėm padaryti, kad tavo noras grįžtų. Nes kažkada tai tu norėjai, ar niekada nenorėjai. Ne? Tie skurdė interesai, ar jie visada jis buvo tokių menkų interesų, ar kažkas nutiko ir jie dingo. Ne? Tai būtų apie tai, kad gal tikrai vaistai ten po truputėlį va tos energijos, kuri ten 20 metų užspausta. Taip. Viskas nepatinka, ne? Kai kažką išreiškia ant išorės. Tai kaip čia kažkaip aiškiai suprast, ar čia tas variantas ar ne, kaip pavyzdžiui, tiesiog galbūt neišsimiegojai ir ten erzina, kaip kažkas vairuoja. Gal ten ne taip persireikėjo, tai kaip aiškiai suprast, ar čia tas. Ar tas piktis? Nes, kaip mes ir kalbėjom, kad prie diagnostikos kriterijų yra labai svarbus laikas. Nes yra vienas variantas, jeigu mane visi erzina nuo 5 metų ir man ten 50 ir mane kiekvieną dieną viską erzina, tai galbūt čia yra mano asmenybės komponentas. Jeigu mane erzina šiandien, nes aš neišsimiegau, gerai, tarkim 3 dienas, nes vis neišsimiego arba kažkokie dirgikliai, galbūt tai yra tiesiog sveika reakcija į aplinką, bet jeigu tai anksčiau to nebuvo, visada buvo gana ramus, laimingas žmogus, bet paskutinį, ten minimum mane 2 savaitės, tarkim, tą laiką žiauri piktas ant visų, nežinau pats kodėl, tai gal tada tai jau kalbam apie šitą būtent dalyką, tą depresiją. Tai Tokia stipresnė forma turi, kad čia ne tik kaip ten kažkoks kritiškumas, pavyzdžiui, kai daugiau pastebi aplink neigimų dalykų. vėlgi, trukmės reikalas čia yra. Kiek trunka tai? Turbūt pagrindinis. Nes piktis gali būti labai piktas ir žmogus gali tiesiog rėkti, net paėmęs pagalį daužyti ką nors. Tai čia jau mūsų
išraiškos, ne, kaip mes esame įpratę. O kitas gali pykti, bet nieko nesakyti, tiesiog bus raudonas visą laiką. Spaudimas žiauriai užkils. Nu, vat, sakau, dėl to reiktų nesavidiagnozuoti. Paklausti specialisto, nu, man yra taip. Ar čia kažkas, ar jau ne? Darome. Taip. Taip. Saulės nebuvo, to nebuvo, tas toksai sunku, tik saulė išlindo ir žmonės į gatves išėjo ir paėmė, jau atsigauna. Taip. Jo, tai susiję, aišku, kad susiję, tik Lietuvoje ypatingai, nes mes turim tos labai ryškius sezonus, tai ir tikrai rudenį, žiemą yra didžiulis paūmėjimas, vasara yra daug savaiminių remisijų, kur tiesiog pagerėja, bet vėl mes kalbam apie formą, ar tai yra lengva ar sunki. Lengva dažnai praeina pati savaime, tiesiog ilgiau pamiegojus, sveikiau pavalgius, kartais net pats organizmas pasiūlo, ką mes norim daryti, ne? Lemba, žiauriai, norėčiau salotų suvalgyti, arba gal reiktų šiandien mėsos gerai pakapoti. Kad daugiau jėgų, mažiau jėgų, kartais būna, kad 2 valandą jau dienos jau krenti ant sofos. Nu, tiesiog, kartais tai va, saulė išlindus, nu, ir pasveiksti. Arba gal net nesirgai. O kitas variantas, kai tai pradeda trukdyti socialiniam gyvenimui, darbiniam gyvenimui, šeimos gyvenimui, tada galbūt jau reikia kreiptis nepriklausomai nuo sezono ir ten rugsėjo vidury nelaukti balandžio. Jeigu yra aiškiai sezoniškos depresijos, ką aš sakau savo žmonėms, sakau, ateikit mėnesį iki to sezono. Pasiskirkim truputėlį gydymą profilaktikai. Ir žiūrėk ir prašokom vienus metus. Ne? Ir pavartojam, kaip aš sakau, žiemos miegų. Permegam su antidepresantais, pavasarį nuimam. Net ir šitaip, nes tai kartais tai yra tiesiog organizmo cirkadiškumas ir jokių priežasčių nereikia išskyrus, kad pasikeitė sezonas. Kai kurie saulės kiekių yra labai jautrus. Tai va, tai jeigu apie sezoniškumą. Ja. Einame į pogimdybinę depresiją. Taip, yra toks juokelis, gimda moteris, o depresija susirgo vyras. Ha, ha, ha. O visai ir ne ha, 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 o iš tikrųjų yra pogimdybinė vyrų depresija. Kuom jis skiriasi nuo moterų, kad moterim jinai reiškiasi pirmom dienom savaitėm per pirmąjį kūdikio mėnesį, o vyrams per pirmuosius vaiko gyvenimo metus. Su kuo tai susijęs? Su galybė psichologinių aspektų. Vyrai, ne? Turiu pastatyti namą, baldus, dar gal net pats turiu pastatyti, moteris tik tai pastojo, vyrai pradeda statyti namą, patys viską daro, pervargsta, po darbo dirba, ne? Tai yra tikrai su to emociniu krūviu, kaip su tais įsitikinimais vis dar, kaip aš turiu, privalau ir uždirbti daugiau pinigų ir namus įkurti, tai vienas tas psichologinis aspektas ateinantis su gerovės užtikrinimu. Kitas psichologinis aspektas, kad ir pasąmoniniu būdu, bet atsiradus kūdikiui, tai jis čia dabar svarbesnis tapo negu aš, ne, ir jam visas dėmesys, ir vyras toks lik ir į šoną, ir jeigu ta savivertė yra menka, tai žiūrėk ir to yra gana, kad jam pradėtų pasitvirtinti ten tie kažkokie klaidingi įsitikinimai, kad aš esu nevertas, neįdomus, nereikšmingas. Ir kas yra būdinga pogimdybiniai depresijai, kad vyrai pradeda ieškoti arba stimulacijos, arba nusiraminimo, žiūrint, kas dominuoja, ne? Tai stimulacija būtų visi azartiniai lošimai, vairavimai, užsilikimai darbe iki išnaktų, neša ten tuos pinigus į namus, viską. Arba nenori grįžti namo, nes namuose kažkokia neigiama aplinka, nemoka palaikyti savo moters pavargusios, verkiančio vaiko, negali ištoleruoti, ar ten tie psichologiniai dalykai, ne? Tai arba stimulacija, arba slopinimas. Alkoholio atsiradimas, narkotikų atsiradimas, kažkokia buka veikla atsiranda. Tai va, taip, kad vyriškoji pogimdybinė depresija, jinai irgi yra. Taip, tu gal vėliau. Jo, gerai. Tai apskritai apie pagalbą. Mes jau truputį minėjom, kokia yra pagalba būtent vyrams specifinė. Bet vėlgi toks labai akcentuotinas momentas, kad pagalba turi būti kompleksinė. Reiškia, galima biški to, vienas dalykas gal biški veikia ir okei, bet kad tikrai išspręsti problemą, tikrai,
jinai turi būti kompleksinė. Reiškia, jinai turi apimti ne tik tai ar medikamentus arba psichoterapeutą, bet turi paliesti iš esmės visas žmogaus gyvenimo sritis, pradedant darbu, baigiant šeima, asmeniniu gyvenimu ir visa kita. Tai jinai gali prasidėti pagalba gali nuo dietologo arba nuo, nežinau, tiesiog kokio nors Gordono Ramsio televizijos žiūrėjimo, ne? Tai yra mityba, kad jinai būtų pilnavertė, užtikrinta ir sveika iš esmės. Ta prasme, vengti greito maisto, vengti cukraus, tokie pagrindiniai momentai, nes cukrus, aišku, užstimuliuoja, bet greitai ir numuša žemyną, ne? Vengti psichoaktyvių medžiagų. Alkoholis yra klasikinio depresanto, medžiagos sukeliančios depresiją pavyzdys. Dažnas alkoholio vartojimas gali būti rizika susirgti depresiją. Kad ir kaip taip keistai galbūt skamba, nesako, tai išgeriu ir man geriau. Taip, tam kartui. Bet čia kaip žiemą sisioti savo ant kojų, ane? Tam kartui šilta, fainai. Bet kas po to? Tai lygiai taip pat yra ir alkoholis. Aš jaučiu, kad man blogėja nuotaika, išgeriu, jo, fainai, su draugais dar kažkur nuvarau, palenktyniauju išgeręs gatvėje kur nors, bet kas po to? Tai alkoholis, kaip minėjau, klasikinis depresantas, juo piknaudžiauti blogai jaučiantis nereikėtų. Skirta medžiaga švęsti daugmaž. Jo, apie alkoholį irgi tą norėčiau akcentą uždėti, nes nesinori diagnozuoti to alkoholizmo tiek daug. Aš kaip ir sakau, jūs pasižiūrėkit, dėl ko geriat. Ar geriu, kad užmigčiau, kad liūdna nebūtų, kad nerimo nebūtų, jau čia yra labai didelė rizika, kad jūs alkoholį dedat į vaisto vietą, priklausomybė vystysis trigubai greičiau, nes alkoholis. O jeigu jūs kepat skanų steiką, susitikot su draugais pažiūrėti krepšinio ir išgeriat, nes, fonas yra geras, noriu dar pagerinti. Nėra taip jau labai rizikinga, aišku, ten atsižvelgiam į kiekius dažnius, bet jau kai stoja alkoholis į vaisto vietą, tai tikrai priklausomumo prasme trigubėja, jeigu ne dar daugiau kartų. Ja. Ir lygiai tas pats yra su kitomis psichoaktyviomis medžiagomis. Legalu, nelegalu, bet vis tiek yra žmonių, kurie eksperimentiniais tikslais jas vartoja. Tai jeigu tai yra tikrai eksperimentas kažkoks, tai arba tiesiog, nežinau, gyvenimo plano dalis kažkokia, tai galbūt viskas yra ir okei. Bet jeigu tai atsiranda kasdieniam gyvenime, kaip vienas iš pabėgimo būdų, grinai, kad nebūčiau šitam pasaulyje, tai jau yra blogai. Aš irgi mėgstu klausti žmonių, nuo ko bėgat, jog nenorite būti realybėje. Kodėl kažkur tai ten yra geriau negu čia, kas čia yra negerai, ko nebesinori matyti arba kame nebesinori būti. Tai va, čia apie būtent psichoaktyves medžiagas. Tai viena iš pagalbų būtų jų atsisakyti arba naudoti tik tai pagal paskirtį. Ne? Alkoholis prieš šašlyko arba krepšinio varžybų. Nežinau, čia toks dalykas, kas kam patinka. Bet tai va, lygiai taip pat hobiai, ane? Ne tai, kad daryti belenką, kad belė daryti, bet susirasti naują hobį, ypatingai jeigu tai yra draugai kažkokie, tai seni pažįstami, kurie gali palaikyti, yra vienas iš sveikimo būdų. Tai jeigu, sako, tu ir vėl varai su draugai žaisti pokerio, tai priklauso, ar tu praloši 1000 eurų, galbūt tada nereikėtų varyti, bet jeigu tu eini ir po to jautiesi atsigavęs ir savaitę gali dirbti, tai galbūt reikėtų savo žmonos ar partnerės pasakyti, kad aš taip sveikstu. Su toks irgi dalykas. Bet ta prasme, pakovoti už savo hobį kartais reikia, nes ne visą laiką vyksta tas susikalbėjimas. Iki galo, kad, tu ten loši su draugais, tarkim, ir girtas grįžti. Jo, bet, aš taip gydausi. Tai... Aš dabar supratau, kodėl tiek daug pas tave vyrų ir tiek nedaug moterų. Žmonai, taip? Pažymą. Taip. Manęs irgi klausia, sako, o žmonai paskambinsit jūs ar man pasakyti? Tai va. Tai ir vienas iš tų naujų dalykų, tų bendruomeninių tokių yra, gentis, ta prasme, kuris, aš pats esu, kadangi ir gentainis, ir facilitatorius, ir irgi savo pacientus, kuriuos matau, kad yra, labai labai stiprus socialinių kontaktų nebuvimas, irgi rekomenduoju ir ne vienas jau yra nuėjęs, tai aš dėl to džiaugiuosi. Kita pagalba yra psichologinė, psichoterapinė, tai psichologas, psichoterapeutas yra labai labai svarbus žmogus, gydant bet kokį sutrikimą, netgi neturint jokio sutrikimo, aš sakyčiau, kad kiekvienas norintis kažko, kaip pasakyti, pamatyti savęs daugiau, turėtų gyvenime apsilankyti būtinai
pas psichoterapeutą ir tiesiog pasižiūrėti, kur ir ką galima nuveikti su tuo. Nes tai tikrai gali būti labai neblogas kelionės organizatorius, ne, jeigu tavo kelionė yra gyvenimas. Aš klausimai tau užduosiu, kad nori tiesiog pamatyti, pažinti save daugiau, tai į kurį nueiti, nes pasakė psichoterapeutas, ar gal geriau psichologai šitą vietą, jeigu tu... Labai dažnai būna psichologas, psichoterapeutas per brūkšnelį. Tai čia toks momentas. Psichoterapeutas yra truputį, čia gal, nežinau, Antaną jau, nežinau, nepasakosite? Okay. Ai, kaip aš matau, ne? Psichoterapeutas yra realiai atskira specialybė. Tik tai dažnai būna, kad psichologai dar kartą baigia psichoterapiją, kartais psichiatrai baigia psichoterapiją. Ir tiesiog, kaip, aš nežinau, kaip pasakyti, tai yra neakivaizdinės studijos, kurios praplečia tavo galimybės padėti kitam žmogui. Tai vat turbūt toks būtų matymas. Nes gali būti, sakau, tiek psichologas, psichoterapeutas, psichiatras, psichoterapeutas, gydytas. Kur geriau, aišku, čia galbūt triki klausimas. Triki. Pas mus, gerai. Ne, tikrai nesakysim. Ir tikrai nesakysim, nes geriausiai, kai ateinate, nesvarbu nuo kurios stotelės, geriausiai, kad ateinate, o psichologas ir psichiatras, psichoterapeutas ir psichiatras tai išvis nesipyksta. Tai yra tas trikampis, kuris turi ir privalo būti. Ne? Psichiatras tiesiog dažniausiai būna labiausiai laikinas. O psichologiškai, psichoterapiškai jūs galite dirbti kiek tik tai norite, nes tai yra apie kokybę reikalai. Ne? Tai jo. Ir šiaip netgi pacituosiu gal Freudą, kad gydo ne profesija, o žmogus. Tai turbūt kartais ne visada yra svarbu pas ką nueiti iki galo, ta prasme, kartais svarbu tiesiog atrasti savo žmogų, kuris galėtų kokybiškai padėti būtent toj situacijai. Tai va. Tai, ir paskutinė ta dalis, bet nebūtinai čia iš eilės, yra tiesiog ta psichiatrinė pagalba. Tai reiškia vieta, kur yra specialistas sėdė, ne tas toks paslaptingas, mitais apipintas psichiatras kažkokiam tai, ne kušetę galbūt kažkas įsivaizduojat ir tą tokį kalbėjimą, tai ne visai taip psichiatrinė. Ir dar gali psichiatrinė būti, kur visos duris be rankinų, žmonės vaikšto su rakintom durim, rankom ir kokie ten dar dalykai yra. Nu jo. Ir su halatais. Tai va, tai psichiatras yra tiesiog vienas iš specialistų, kuris turi gydytojo licenciją ir psichiatro kvalifikaciją. Tai ir jisai teikia pagalbą. Tai va tik tiek, nieko ypatingo. Va, 2 stovi priešis, paprasti žmonės. Be halatų netgi. Mes ir dirbam be halatų, taip, net ligoniniai. Jo. Ligoninėse dar biškis halatais vaikštam, bet jau... Priklausomai kokiam skyriui, bet priklausom. Labai net ir ligoniai dažnai be halatų. Ligoniam? Jeigu rimtai atsakyti jūsų klausimą apie fizinę mobilizaciją, tai yra toksai būdas ir jisai turi griežtas indikacijas, kada tai taikyti, nes tikrai būna labai stipraus sujaudinimo būsenų, kai mes turim apsaugoti žmogų ir aplinką. Tai yra kraštutinė priemonė, jeigu leidi daug vaistų ir niekaip, tai yra kraštutinė priemonė, iki šių laikų taikoma. Bet taip yra. Tiesiog kartais būna tiek daug visko privartota dažniausiai, kad tas chaosas galvoje reikia jam tam paros ar 2, kol... Jo, retai, bet tokiu atveju būna, bet tai sakau, tai dažniausiai situacija yra, kai 3 apsaugos ekipažai, elektrošokas, ašarinės dujos ir medikamentinis gydymas nepadeda. Ir tada naudojam tą fizinės suvaržymo priemonės. Tai žmogų fiksuojam. Bet yra griežti algoritmai, tai yra griežta tvarka, tai nėra kažkas antžmogiško, nes taip tiesiog kitaip neįmanoma. Jo, bet tokių situacijų tikrai būna. Ne dažnai, bet būna. Aš turiu klausimą. Taip. Tai ta prasme, pas bet kurį, jeigu apsilankys ar pas psichologą ar pas psichiatrą, iš principo jie, ta prasme, po konsultacijos gali sakyti, tau geriau pas psichoterapeutą. Jo, žinoma. Taip. Arba vice versa. Taip. Arba ir pas mane, ir pas jį, arba tik pas jį. Aš, pavyzdžiui, tarkim, aš neturiu kur paduoti medikamentų dabar šitoje vietoje. Nemanau, kad jie yra reikalingi. Aš manau, kad reikalinga psichoterapinė pagalba. Arba galbūt reikalinga tiesiog išsimiegoti gerai. Tiesiog profesionalus, ta prasme,
specialistas tikrai nukreips ten, kur reikia ir pasakys, kad mano paslaugos šiuo metu nereikalingos, kaip pavyzdys. Tai va. Tai apskritai, kada pradėti tą pagalbą, turbūt būtų klausimas. Tai yra itin asmeniškas dalykas, nes kiekvienas iš mūsų yra tikrai individas, tikrai turi kiekvienas savo asmenės patirtis, kai kurios jos gali atrodyti panašios, tačiau kiekvieną dalyką išgyvenam labai skirtingai, pavyzdžiui, atšalusius pusryčius, ne? Vienas sakys, kad kodėl jie atšalė, kitas net nepastebės, kad jie atšalė, trečias išmes viską, žinai, ant grindų ir taip toliau. Ta prasme, ta pati situacija kiekvienam žmogui sukelia labai skirtingą elgesį, skirtingus jausmus, lygiai todėl ir pagalba yra labai suasmeninta, labai specifinė ir kai sako, mano kaimynas geria tą vaistą, jam padėjo, aš noriu tą vaistą. Taip, jam padėjo, bet tavo kaimynas 30 metų jaunesnis ir moteris, ne? O tu vyras. Tai nebūtinai tai padeda. Arba, šiaip pats dažniausias tai yra pas močiutę, radau vaistų, išgeriau, man padėjo, norėčiau to paties. O ką gerėt, nežinau, kažką jinai ten vartoja. Tai čia tikrai dažnos situacijos tos. Tai dėl to labai būtina atkreipti dėmesį į gretutinės ligas, ne? Tarkim, skydliaukės patologijas, galvos traumos ir apskritai, galbūt šalia vartojami vaistai, dėl to kiekviena pagalba yra labai asmeninė, vaistų yra milijonai ir jeigu padėjo kaimynui, tai nebūtinai padės jums, nes kaimynas, kaip minėjau, gali būti 30 metų jaunesnė moteris. Iš esmės, kodėl yra tie skirtingi specialistai, tai dėl to, kad ir pagalba priklauso nuo paties asmens. Ta prasme, kiek žmogus yra prieinamas pagalbai, čia yra labai įdomus dalykas. Tai yra dažnai gydytojų tokia liga sirgti už savo pacientą ir po to norėti gydytis už savo pacientą. Aš, tarkim, matau, kad jam yra blogai ir aš sakau, dabar tu daryti taip, kad tu pasveiktum. O žmogus nenori. Jis dar nepasiruošęs priimti pagalbos, jisai nepasiruošęs eiti pas psichoterapeutą, nepasiruošęs mesti svorį, nepasiruošęs anksčiau keltis ar mesti darbą, susimažinti krūvį. Bet jisai išgers vaistą. Gerai, sakau, dirbi tiek pat, miegi tiek pat, svorio kol kas nemeti, bet išgerk šitą tabletę. Gerai, daktarė, išgersiu. Ir tai yra galbūt vienintelis pagalbos metodas, kurį tuo metu mes galim pasiūlyti, bet aš jį tada ir siūlau, nes aš žinau, kad jisai nepadarys. Ir kas, kad mes susitarsim, jog jis eis mankštintis, ar ten mažiau valgys cukraus, ar gers mažiau alkoholio. Jis to nedarys, jis to nenori kol kas. Bet jeigu jam tinka būtent šitas priėjimas, tai yra mažiausia, ką galiu aš duoti, tai tą ir duodu. Ir psichiatras yra nebūtinai pirmas taškas, nebūtinai paskutinis taškas, nebūtinai visam gyvenimui. Taip, būna situacijų, kai psichiatras yra visam gyvenimui. Yra lėtinių ligų, tokių kaip šizofrenija, organika, paskui atsiranda demencijos senyvam amžiui, kur tikrai psichiatro klientas tu esi iki gyvenimo galo principe. Bet tai nebūtinai yra irgi blogai. Lygiai taip pat žmonės sergantis pirmo tipo cukriniu diabetu, kaip pavyzdys, insuliną vartoja nuo pradžios iki pabaigos. Tai yra galimybė išgyventi ir turėti maksimaliai kokybišką gyvenimą. Ir lygiai taip pat, kaip Antanas jau minėjo, kad darė tą, ir pabandė tada medikamentus, jam patiko, bet jis nemetė to. Lygiai taip pat psichiatras gali tiesiog būti viena iš satelių ir tada einam be jo tolyn, kartais gal grįžtam, kartais negrįžtam. Kaip servisas, ne? Ratus kartais pasikeičiam, padangas, kartais ten kas nors sugenda, sulūžta ir panašiai. Tai lygiai taip pat yra ir psichiatras, ne? Kartais sezoniškai pasikeičiam padangas, kartais užsidedam ten pamestą bamperį ar dar kažką. Teisiškai nereglamentuota tai yra. Ta prasme negalima, nes pagal tai, ką mes dirbam, mes vis tiek dirbam pagal licenzijas ir pagal nustatytus teisės aktus, tai mes negalime duoti placebo. Nes pacientui pasirašo, yra supažindinta su gydymu, žinos, ką vartoja ir duodami ne tą, ką mes sakom, kad duodame, mes pažįstumėm etikos normas ir teisinės normas. Tai taip nebūna. Dabar. Gal seniau būdavo, dabar griežtai ne.
negalima apgauti žmogaus, nesažininga būtų. Mūsų tada yra kaip pasakymas, kad tai nėra sutrikimas, jums gydymas nėra reikalingas. Gal pabandykite papildus, vitaminus, homeopatiją, masažus, dar kažką. Bet jeigu nereikia, tai neskirs nei vienas. Oi, kokia gera skaidrė. Dabar, jeigu kas prisnaudot, tai prašom keltis, nes šitoj skaidriai kviečiu visus diskusijai. Taip. Nes čia mes su Vilium parinkome 3 dažniausius mitus, ką girdim savo kabinete, bet mielai išgirsime ir tai, kas jum rūpi paklausti. Gal tai mitas, pasakysime, gal tiesa, gal iš dalies mitas, taip. Tai pirmas mitas - tapsiu priklausomas narkomanas. Todėl aš pas jūs ir nejau, nes aš nenoriu būti narkomanas. Tai visiškas mitas, nuo pirmos tabletės, kokia ji bebūtų, netampa nei vienas priklausomas, o visumoj paėmus visą psichiatriją, priklausomybės formuoja tik benzodiazepinų klasės vaistai. Ką tai reiškia? Raminamieji, mūsų visų labai labai mylimi pamai. Alprazolamas, bromazepamas, diazepamas, lorazepamas, Xanaxas, kas būtų alprazolamas, tai yra raminamųjų klasė, kuri Lietuvoje yra vartojama besaikiai ir dažniausiai pas psichiatrą yra ateinama ne pirmos tabletės, o jau vartojant gavus iš kur nors. Taip, tai šita vaistų klasė formuoja priklausomumą. Jeigu vaistą vartosime kiekvieną dieną ilgiau negu 2-3 mėnesius, negaunant jokio kito gydymo. Bandysime užgesinti gaisrą vien tik tai pildami po kibiriuką vandens. Tai pamai yra skirti gaisro gesinimui. Visas kitas gydymas yra skirtas žarijų šaldymui. Tai priprasti prie raminamųjų galima ir netgi labai stipriai. Bet jeigu jūs esate reguliariuose konsultacijose, kompleksiškame gydyme, taip neturėtų būti ir nebūna. Ir jeigu nėra savivaliavimo, sako, tai man šitas geriausiai veikia, tai ką man ten gertos antidepresantus, parašykit man šitą. Tai va, tai šitų vaistų išrašymas yra dabar jau labai apribotas, galima išrašyti tik e-sveikato elektroniniais receptais ir tik 60 tablečių mėnesių ir pageidautina neilgiau kaip 2 mėnesiam. Ne? Tai yra visi tokie net įstatymų prasme uždėti saugikliai netapti priklausomais, bet kartais tai mes nesukontroliuojam, nes žmonės jaučia tą fainumą, kurį duoda šitie vaistai. Tai yra tik vienintelė vaistų grupė, kuri formuoja priklausomybės. Toj? Taip, duloksetinas yra vienas iš antidepresantų. Apie antidepresantus yra atskira melodija. Juos ilgai vartojant nutraukimas turėtų būti lėtas ir pavieniais atvejais gali būti sudėtingumų, bet labai lėtai einant atgal, tai nėra priklausomybė, kurios neįmanoma įveikti. Ir aš gal toks labai įdomus, kaip čia pasakysiu tokį dalyką. Tai pirmas dalykas, kad neaišku, ar tai priklausomybė, kol nebandai to nutraukti. Vienas momentas. Antras, duloksetinas, kadangi yra antidepresantas veikiantis 2 skirtingus neuromediatorius, tiek norepinefriną, tiek dopaminą. Dopaminas yra atsakingas už pasitenkinimo jausmą. Tai jeigu mes pradedam nutraukinėti medžiagą, kuris sukelia pasitenkinimo jausmą, tai nebūtinai yra priklausomybė ir nutraukimo fenomenas, ta abstinencija vadinama, bet tai gali būti tiesiog būklės sugrįžimas. Nepasveikimas. Tiesiog taip, pilnas nepasveikimas. Jo, tai gali rodyti, kad tiesiog toliau reikėtų vartoti vaistą, nes vis dar yra negerai. Pats organizmas dar negamina. Gal jūs 10 metų buvote būsenoje, kuri nebuvo diagnozuota ir gydyta, gavote gydymą, pavyzdžiui, 1,5 metų ir per 1,5 metų jūsų vidinis varikliukas dar neužsikūrė. Nepaisant to, kad vaisto fone jaučiatės labai neblogai, jaučiatės sveikas. Pabandom nutraukti, pasimato, kad netaip jau ir sveikas. O iš to pačio tada klausimas, ar nebus taip, kad organizmas nebegamins dopamino po vaistų? Taip, tai čia būtų antras mitas, ne? Pakankamai yra, tai nebegamina. Jo. Tai jo yra nepakankamai, dėl to mes susirgam, tada duodam medikamentą, kad jį atstatyt.
ir tada organizmas po biškį pradeda gaminti. Dėl to irgi tikslinga ne pačiam kelti dozę, kaip pavyzdys, ne? Arba nesiekti euforizacijos, tam, kad palikti organizmui vietos pačiam gaminti tą medžiagą. Dėl to, kad čia irgi galbūt neužrašytas mitas, kad antidepresantai, tai prisivalgė savo antidepresantų ir kaifą gaudo. Ne, antidepresantų padidinus dozę, ne taip kaip reikėtų, arba išgerus didesnį kiekį, nepajusim jokio kaifo, atsiras visi galimi šalutiniai poveikiai. Viduriavimas, vėmimas, pykinimas, milžiniškas nerimas, tachikardija, širdies didelis dažnis ir visą tai. Jie nesukelia kaifo, jie netaip veikia. Jie veikia ganėtinai lėtai, didindami dopamino išskirimą natūraliai. Reiškia, negrąžindami jo, ne tai, kad didina jo kiekį, bet negrąžina to paties dopamino atgal į ląstelę ir leidžia jam ilgiau veikti būtent toje sinapsėje. Tai va. Čia reikia kaip alkoholis. Tu duodi tokią savo, kad pamirštum tą problemą ir viską. Tai todėl ir kalbam apie kompleksiškumą. Mes vaistais neutralizuojam tam tikrą savijautą, o jūs, ponai mėly, eikit pas psichoterapeutą ir nagrinėkite, kaip atsitiko, kad aš susirgau. Ane? Kartais neutralizavus simptomatikos neįmanoma atsirasti pas psichologą, nes jėgų nėra. Aš net nesuprantu, ką jis manęs klausia. Aš iš vis iš lovos neatsikeliu, kokie psichologai, ne? Tai yra simptomo gydymas. Ne? O priežastingumą jau reikia imti iš kitos pusės. Tai aš čia galiu papildyti, ką aš pastebėjau savo klientus, kurie pradėjo vartoti antidepresantus. Tai tikrai ne visiems to reikia, bet turiu klientus, kuriais mes bandėm, kažkiek stūmėmės, centimetrą pasistumėm, 2 centimetrus atgal. Va ir taip. O tada pradėjo vartoti vaistus ir nurimo tas emocinis fonas ir žmogus tada galėjo eiti gilį. Taip, nes nėra resurso būti prie skausmo, kur psichoterapija mus dažniausiai veda. Taip, yra resursas ateiti prie skausmo, pažinti jį ir integruoti. Depresija, taip. Dalykas, kad kadangi yra to resurso, tai šiaip aš pradedu tvarkyti savo gyvenimą. Taip, Ir kai aš tvarkausi, tai ta mano nauja aplinka tvarkyta, jinai jau mane priima. teikia Taip. jėgų. Ir aš naujus įpročius turiu, sveikesnius pradedu turėti ir jie tada mane išlaiko. Taip. Tai nutraukus pasikeičia ar grįžta atgal? Jeigu pasveiko, neturėtų grįžti atgal. Jeigu žmogus pilnai pasveiko, nutraukti antidepresantus reikia ir nutraukus neturėtų būti atkryčio. Jo. O dar tik Didelis. didelis. Jo. Dar sureagavimas į alkoholį. Alkoholis nėra antidepresantas ir jis veikia visai kitą sistemą. Jisai nesukuria gėrio, jisai tam tikram momentui sukuria, užblokuoja blogį. Tai prasme, jisai veikia GABA-erginę sistemą, kurią veikia taip pat ir raminamieji vaistai, tie uspakajonsai vadinami liaudiškai. Tai alkoholis veikia būtent tą sistemą, jisai užblokuoja mūsų žievę, leidžia dirbti mūsų požieviui ir reiškia, mes laikinai pamirštam problemas. Taip kaip, raminamasis poveikis. Bet grįžtam, alkoholis garuoja, grįžta vėl smegenų veikla ir visos problemos tik paumėja, nes mes atsimenam, kaip galėjo būti gerai, kai aš esu girtas. Tai yra O labai, garuoja labai per acetoninius kūnus, tai yra labai didelė stimulacija nerimo ir esam velnio rate užburtam. O antidepresantas vartojamas bent pusę metų, šiaip vienas iš tų momentų yra kiekvieną dieną. Ir jisai neblokuoja blogio, jisai sukuria gėrį. Labai labai skirtingas mechanizmas. Mes kažkaip nesiruošiam lįst giliai į tą fiziologiją, bet tai yra labai labai skirtingos medžiagos. Itin. Dar vieną minutėlę, ten labai ranką bijau, kad nutirps. Aha. Gal paklausti dėl depresijos kaip įrašo turėjimo medicinės sveikatos knygelėje. Taip. Galimos pasekmes, nes situacijos, kai turi įrašo ir kad buvo gydomas ir vaistais. Ir klausimas, mes turėjome dvi situacijas, kad viena buvo aštrios skyrybos, kada buvo argumentai naudojami apie depresiją ir buvusią būklę. Kitas dalykas dėl, pavyzdžiui, ginklų įsigijimo saviginai, tai tiesiog noriu adresuoti tą klausimą, kad depresijos įrašo turėjimas knygelėje, jis jau šitą keičia, ką jūs apie tai galėtų pakomentuoti. Taip pat negali sunkvežimio teisų išlaikyti. Gali. Ne. Yra toks įrašas spręsti individualiai. Prie sunkvežimio įrašo. Atsiprašau, teisių. Gal individualiai sprendžiant buvo dėl ko neleisti.
nes priklausomai kokia yra eiga, sunki, pasikartojanti, kiek yra vaistų, gal ten yra toks kalnas vaistų, kad tikrai gal geriau, kad jis nevairuotų sunkvežimio, ne? Taip, ginklas daugiau kaip, turiu pasakyti, daugiau kaip 10 metų ginklo leidimo išduoti negalima su bet kokia psichikos liga. Ar tai būtų miego sutrikimas, ar dar kažkas, ne? F tas vadinamas kodas, ką reiškia visos psichiatrinės diagnozės. Taip jau yra, tokie mūsų įstatymai, ne? Ir taip. Toliau visa kita yra mitai. Kad negausit vairuotojo pažymėjimo, kad iš jūsų atims vaikus, kad per skyrybas turėsite problemų besigydydami depresiją. Gydymasis yra lengvinanti aplinkybė. Tai yra kreipimasis pagalbos. Ir aš esu buvusi ne vieną ir ne 2 kartus teisme ir labai paprasta yra atstovėti pacientą, nes gydymasis ir diagnozės turėjimas nėra sunkinanti aplinkybė. Nes prie visų yra spręsti individualiai. Kur yra apribojimai, tai spręsti individualiai. Gylyje, aukštyje, su elektros prietaisais, su vairuotojo pažymėjimai. Jeigu jūs atvykstate tvarkingai, jūs esate sveikstantis, stabilus žmogus, nėra dėl ko neduoti jums ten tų visų leidimų. Jūsų psichiatras, pas kurį atėjote pažymos. Tai iš esmės dabar, jeigu aš turiu ginklą, galvoju, kad va, čia randu kažkokį, aš negaliu kreipti. Geriau ateikit privačiai. Čia ne dėl reklamos sakau. Čia ne dėl reklamos sakau. Iš tikrųjų, ir tarpe psichiatrų vis dar yra labai daug šitų dalykų. Visumoje neturėtumėt susidurti, bet taip yra. Šitą turim pripažinti, mūsų visos bendruomenės psichiatrų labai aktyvina keisti įstatymą, apribojantį ginklo išdavimą, bent jau trukmę mažinti tą nenormalią 10 metų. Taip, tegu ateina privačiai, mes jos labai saugom. Deja, pas Taip, juos labai visko būna, būna, jo. kaip pas visus žmonės ir jie ateina ir gydosi ir ačiū Dievui, mes turim daug stabilesnių pareigūnų, negu kad jie nesigydytų visi. Taip. Taip, Kareiviai, pareigūnai, pareigūnai. kariuomenė, taip, Jo. mokytojai, taip. 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 Okay. Taip. Taip. Pasigendu vieno mito Aha. arba visos, tai ir kur man atrodo baigėsi analogija su šlaunikauliu, Taip. Taip. šalutiniai poveikiai. Taip, tai 3 mitas. Apie zombį. Aha. Pasidalinsiu savo patirtim, aš, reiškia, gėriau mitrazapiną Taip. ir pradžioj turėjau siaubingus pašalinius poveikius, tada tiesiog vaistas liko tas pats, bet pakeistas gamintojas buvo. Pasikeitė šalutiniai poveikiai nuo baisių pasidarė prie lengvesnių, turiu galvoje, pradėjau tukti Taip. labai. Turėjot pradėti. Tai nebuvo faina, tai aš dėl to galbūt nusprendžiau jų atsisakyti po 6 mėnesių pertraukos. Jo, ir su psichiatro čia viskas priežiūra vyksta ir jis manęs neperspėjo, kas bus nutraukus, ta prasme, ir kai tas Empire Strikes Back, tai buvo baisu, iš tikrųjų, nes šiaip būdamas savo normalioje nerimo būsenoje aš buvau pripratęs, bet po pertraukėlės, kai jisai grįžo atgal, tai trenkė labai stipriai. Tai nuo to laiko aš nusprendžiau, kad šitie vaistai, ne man. Mirtazapinas. Ar visi psichotropai? Aš galvoju, aš tiesiog dabar, man baisu bandyti dėl to, Taip. kad aš žinau, kiek tas Taip. laiko užtrunka. Ir kodėl sakau, kad baigėsi analogija su šlaunikauliu. Nesibaigė. Nes, tavasme, kad pajausti vaisto efektyvumą užtrunka apie 1,5 mėnesio. Po to, ar jisai tave gydo ir ar pašaliniai poveikiai yra mažesni negu vertė yra sukūriama, užtrunka dar 0,5 metų. Ir palauk, žinai, sorry, nesigavo, pabandyk dabar kitus. Ačiū, ne. Tai,
aš tai prie tų vat, mitų skleidėjų esu. Jo, tai va todėl mes kalbam. Aš gal iš... Aha. Mano sesė neseniai šlaunikaulys buvo lūžęs, tai labai tinka ta analogija, nes tikrai ne per metus viskas sugyja ir gali tekti ir iš naujo laukti ir panašiai. Jo. Aš tik tai noriu gal atkreipdėmėsi, kad kadangi mes turim plius minus 5-4 minutės, ne, kažkaip labai tai gal pabandykim praseiti iki galo tos svarbiausius taškus ir tada, jeigu bus noro, tai tada po paskaitos galėsit prieiti ir paklausti, gerai? Bet aš Jeigu vis tiek tinka. norėčiau Aha, atreaguoti. gerai, Ieva. Taip, tai trečias mitas, tapsiu daržovę zombiu, tai labai dažnai girdžiu šitą, kad nevartosiu, nes tai aš kartais sakau, lik ir ne į daržovių skyrių atėjote, o jeigu jau daržovė, tai kokią norėtumėt, ką man čia paskirti, ne, tai čia tas humoras, bet visumoje tai mes šnekam apie šalutinės reakcijas, apie per didelį slopinimą, apie nutukimą, apie raumenų skausmą, drebulį, dar kažką apie nutraukimo reakcijas, tai yra šalutiniai reiškiniai. Apie tai ir turi būti komunikuojama konsultacijose. Come on, daktarė, aš geriu vaistą 2 mėnesius, aš priaugau 10 kg. Tai yra brokas, tai yra gydymo brokas, taip gydyti negalima. Tiesiog, jeigu jūsų daktaras negirdi jūsų, keiskite daktarą. Jūs galite kreiptis į bet kurį psichikos sveikatos centrą visam jūsų rajone, visoje apskrityje. Arba privačiai, bet kokia. Arba privačiai visur, ne, nu tai gerai, privatu gal brangu, bet valdiškai visur galite kreiptis, ne? Neįmanoma dėl to, kad aš bandžiau valdiškai, tai ta prasme tai yra, po metų, daug dievų. Tada bandžiau pas pigesnius, po pusės metų. Tada nuėjau, kiek savos galėjau leisti, nes čia buvo prieš... tarkim, 5 metų man konsultacija 120 €. Tai, brangu. Tai, plus dar, nesileisiu į detalės, bet žodžiu. Jo, bet visumoj, jo. Tiesa, kad tu gali kreiptis, nes, nėra tų specialistų, kurie... Taip, specialistų trūkumas yra Lietuvoje labai didelis, bet visumoj tai yra šalutinės vaistų reakcijos. Ir pirmiausia, kai mes pradedam gydymą, aš visiems savo pacientams sakau, pirmiausia, ar jūs galite gerti vaistą, ar jūs jį toleruojat. Tai yra pirmo gydymo reikalas. Ar iš viso galite gerti. Po to per sekančius 2-4 mes žiūrim, ar nėra vėlyvųjų šalutinių reakcijų ir ar yra efektas. Ir jau tik tai tada nusistovi ten, kas turi nusistovėti ir laukiam efekto. Ne? Tai man labai gaila už jūsų neigiamą patirtį, nes tai yra neigiamos patirties pavyzdys, ne? Aš suprantu, kad dalį efekto gavote, bet po to išgyvenot visą kitą. Tai va, bet ne visi vaistai yra tokie agresyvūs kaip jūsų vartotas ir ne visi turi tuos pačius šalutinius ir tai yra dar labai individualu. To, ko vienam nesukelia visiškai, tai kitam yra grandioziškai dideli šalutiniai. Todėl mes pradedam trupinti po 4 tabletės, jaukintis, žiūrėtis, ne? Visumoje tai yra didelis darbas įvesti vaistą, išvesti vaistą, gauti efektą, kad jis būtų gerai toleruojamas. Kaip kalbėtis? Jeigu visas yra tos psichologinės problemos, tai pokalbio tema. Jis negirdi pats savęs. Dėl to, bet čia vaistas, tai čia tas 1% visų žmonių, taip, kurie ateina su kažkokiam psichologiniam problemom. Ne, tai dar kartą, ne? Psichoterapija plus vaistai efektas yra visada 3. Ne? Ir tada tų vaistų žymiai mažiau reikia. Ir jų vartojimo trukmė žymiai mažesnė. Ne? Bet gal tai yra tuo metu tai, be ko žmogus net negali paimti psichoterapijos, net neatsiranda pas psichologus. Ne? Tai viskam yra vieta. Tai pabandom, čia realiai vos nenatūraliai išėjo sekanti skaidrė, iš to, ką mes dabar kalbėjom, kad visi vaistai, kokios jų bebūtų rūšis, yra ne tik tai pagal tai, kaip jie vadinasi. Aiškiai, antidepresantai ne tik tai depresijai, tinka pilnai ir nerimui, ir nemigai, ir apetito sutrikimam, priešlaikiniai ejakulacijai, libido sumažėjimui, libido padidėjimui. Ta prasme, jų yra N antidepresantų rūšių, kurios turi dar po N skirtingų vaistų. Psichiatrinių vaistų yra kosmosas, plus nebūtinai mes vartojam tik psichiatrinius vaistus, pavyzdžiui, nerimai puikiai tinka ir beta blokatoriai, kurias naudoja kardiologai, įvairūs neurologiniai vaistai, kurie mažina raumenų skausmą, tinka tiek nerimui, tiek nuotaikai, tiek nemigai. Ir vieninteliai, kurie yra raminamieji vaistai, jie irgi yra ne tik nerimui, lygiai taip pat tinka gydyti ir epilepsiją,
Stabilizatoriai yra ne tik epilepsijai, kurią neurologai naudoja epilepsijai gydyti, tinka ir nuotaikos sutrikimam. Tai taip pagreitintai, jeigu gavot vaistą nuo šizofrenijos ir perskaityt lapelį vaistas nuo šizofrenijos, tai nereiškia, kad gydytojas jums paskyrė jį ir jūs sergat šizofreniją. Galbūt tai yra tokia maža dozė, kuri tiesiog gerina miegą. Tai vaistų grupės yra tokie kaip po liekana senoviška, nes tam, kad juos užpatentuoti kaip naują vaistą, naują grupę ir naują poveikį turinti vaistą, kainuoja didžiulius pinigus. Tai psichiatrai yra vieni dažniausiai naudojančių vaistus ne pagal jų oficialią paskirtį. Tai nebijoti, gavus nemigos vaistą, kuris skirtas gydyti šizofrenijai. Tai nereiškia, kad jūs ją sergat. Tai čia toks irgi momentukas. Einam visai į pabaigą, ne? Kur būtų mūsų raginimas? Nebijokite gydytis, bijokite sirgti. Ne? Skaitykite ne apie vaistų šalutinius reiškinius, skaitykite apie depresijos negydytos pasiekmes. Ne? Ir pripažinimas, kad man reikia pagalbos, tai ne silpnumo, o stiprybės požymis, vyrai. Taip, ir visai pabaigoj. Tiesiog bendrai paėmus turbūt apskritai apie ką mes kalbėjom, ką išsinešti į tai. Kad statistika rodo, kad tiek savižudybių, kiek sumažėjo tarp vyrų, tiek kreipimasis padidėjo. Tačiau tos specializuotos pagalbos yra vis dar tikrai palyginus labai mažai. Bendrai paėmus, mes turim kokias 7 valandas per parą, kada vyras gali kreiptis tos pagalbos psichologinės, būtent specifikuotas. Ir ta stoka yra ganėtinai maža. Tai yra didelė stoka pagalbos. Ir gentis yra vienas iš tų naujų dalykų, įrankių, kurį galime naudoti, gerinti savo psichologinę, emocinę būklę. Tai mitai, svarbus dalykai. Sakė, yra vienas mitų nešiotojas. Jo, ir tos neigiamas patirtis tikrai jos suformuoja tą mitą, aš įsivaizduoju, tu pradedi pas psichiatrą, nes yra nerimas, o tu pradedi storėti, nemiegot, sapnuot košmarus, pila prakaitas, nutrauki vaistą, nerimas tik tai grįžta, pinigus leidžia, man būklė blogė. Jo, ir tai yra darbo brokas ir šiuo atveju galbūt, galiu sakyti, atsiprašau už kolegą, kuris tą padarė. To broko būna visur, bet kartais broką padaro ir stalius, broką padaro ir vairuotojas. Tik mūsų brokas labai brangiai kainuoja. Va čia yra toks vienintelis dalykas ir ta našta, kurią mes nešam. Mūsų brokas labai brangiai kainuoja. Tai aišku, iš kitos pusės, mūsų geras darbas atneša be galo. Raginimas būtų nekentėti broko. Jo, ieškokit kitos nuomonės, eikit pas kitą specialistą, nes kartais tiesiog 2-3 metus žmogus sako, aš jau nebegaliu, tenai mane taip slopina, aš kaip zombis. Tai kas, gal iš vis nebereikia, jūs gal pasveikote ir vaistas veikia į tą perteklių, kai jau vaisto nebereikia. Ne? Tai ateikit naujos nuomonės. Tegu pažiūri iš kito kampo kitas daktaras. Jo. Ir prie ko kitas sakinys, kad yra nepakankamai dažnai vertinamas tas vyriška išraiška, depresijos ir kitų sutrikimų lygiai taip pat. Jis yra nuo lyties priklausomas, nuo amžiaus priklausomas, tai išraiška. Nuo auklėjimo. Nuo auklėjimo, jo, asmenybės. Ta prasme, elementariai vienas yra greitas, kitas yra lėtas. Ir jų pagreitėjimas arba sulėtėjimas labai skirsis. Psichomotoriškai sulėtėjęs, boltas bus vis tiek 100 metrų bėgimo čempionas, o aš, tarkim, psichomotoriškai sulėtėjęs, nedaeičiau iki čia. Tai mintis būtų tokia, kad jeigu specialistas nepamatė ir neatspindėjo jūsų lūkesčio, galbūt reikia ieškoti kito specialisto. Galbūt jis tiesiog nemato ir nesupranta, kaip jūs jaučiatės. Tai va. Gerai, paskutinė. Jo, paskutinė. Tai Viskas, mes pasakėm viską, labai džiaugiamės už bendradarbiavimą, džiaugiamės galėdami sklaidyti mitus, su kai kuriais gal sunku susiginčyti, bet esam atviri diskusijai, ne? Ir visiems linkime geros sveikatos, stiprybės kreiptis pagalbos, stiprybės ją priimti ir būkite sveiki, drąsūs ir laimingi.